Tai šiandieną mes turėjome antrą savo organizacijos renginį, kurį rengėme kartu su Rimanto Kaukėno paramos grupe. Mūsų tikslas buvo suburti bendruomenę ir dalintis bendrystę. Tai mūsų svarbiausias tikslas, kaip ir pažinti geriau vienas kitą, bendrauti, pasidalinti nuoširdžiais pasakojimais ir pabūti tiesiog kartu. Mes visos nusprendėme įkurti onko jaunimo asociaciją, nes labai norėjome vieningos bendruomenės, būtent jaunimo bendruomenės, kad kartu galėtume siekti pokyčių šioje srityje ir bendrauti, būti kartu, organizuoti renginius ir įtraukti jaunus žmonės. Tikriausiai mus vienyje Vilniaus Santarų onkohematologijos skyrius, nes mes 3 įkūrėjos sirgusios ir gydėmės tenais, o Monika yra gydytoja, onkohematologė. Tai mus vienyje mūsų patirtis ir tuom ir norime dalintis ir įtraukti ir pritraukti kuo daugiau žmonių, skleisti žinutę, kad mes esam, nes per mūsų patirtis mes susidūrėm su tom, kad trūksta informacijos, trūksta pagalbos, trūksta bendruomenės ir to pastumėtos čia ir esam ir kviečiam visus jaunus ir mažesnius ir pagyvenusius, kad skleistumėm žinutę, kaip tas gyvenimas yra po ligos ir kad tas palaikymas yra ir mes esam ir laukiam visų. Aš esu gydytoja, vaikų onkohematologė, tai aišku, kad mane labiausiai ir įkvėpė pasveikusios merginos, mano komanda ir visi pacientai, nes mūsų tikslas kaip gydytojų būtent irgi dalyvavimo šitame renginyje yra matyti, kad kelias tai nėra su onkologinė liga gydymas, tik gydymas ir tik tuo metu intensyvus gydymas skyriuje, bet kad toliau prižiūrėti pacientus, toliau gerinti jų gyvenimo kokybę ir šių žmonių, pasveikusių žmonių, jų artimųjų, tas visas didelis nuoširdumas iš tikrųjų ir papasakojimas, kaip jie jaučiasi, su kokiom problemom susiduria, irgi yra mūsų didžioji motyvacija gerinti mūsų darbą ir tolimesnę priežiūrą užtikrinant kuo geresnę pacientų gerovę. Vienam laisvalaikiu patinka bėgti maratono, kitam tapyti paveikslą. Tai lygiai taip pat net ir skaudžiose patirtyse vienam žmogui gali norėti išsirėkti, o kitam visiškai užsidaryti. Ir jeigu yra žmonių, kurie nenori apie tai kalbėti, nenori būti bendruomenėse, aš tikiu, kad jie ieško ir randa stiprybę kitose šaltiniuose. Tai aš tą noriu ir pakviesti padaryti ir padrasinti, kad nebūtinai tas pagalbos šaltinis, atramos šaltinis yra toks pats visiems. Bet noriu padrasinti ieškoti to, kas padeda man asmeniškai, to, kas mane sustiprina. Tai norime padėkoti savo rėmėjams, tai didžiausias ačiū yra Rimanto Kaukėno paramos fondui, be kurių tikriausiai ir nebūtų įvykęs šitas renginys. Taip pat Holigans ir Vištapuodė už mūsų užkandukus, San 365 už gėrimus, taip pat ir Akviliai už skanų vandenį ir Raundūz už avinžirnius, kurie tikrai sueis labai greitai per kino vakarą ir taip pat Baldai lengvai už prisidėjimą organizaciniam reikmėms ir Fruterija, kurie labai daug vaisių parūpina mums ir daug vitaminų, kuriais dalinsimės dar ilgai. Aš ištirpsiu